Problemos ir aktualijos. Jaunimo kodas. Sveiki visi Jaunimo kodo klausytojai, su jumis sveikinuosi aš Gabrielė Krulytė, o šiandien svečiuose mes turime Sigitą Makčinskienę. Sveika, Sigita. Sveiki. Ir Sigita tikriausiai daugelį žino iš LKSB judėjimo, tai yra studentų bendrijos judėjimo, ir Sigita yra šio judėjimo generalinė sekretorė. Štai taip oficialiai skamba jos pareigos, bet iš tiesų, kai žiūriu į tavo gyvenimą, Sigita, tai tiesiog atrodo, žinoma, kad tu daug dirbi su jaunimu, kad tu esi vadovė. Tai gal tu galėtum ir daugiau papasakoti, nes tikriausiai daugelis žino, kad tu dirbi su jaunimu, dirbi su studentais ir būtent su studentų judėjimais universitetuose, bet norėtųsi prieš pradedant pokalbį, o paskui atskleisim temą, apie ką mes šiandien kalbėsim, tai papasako, ką tu veiki, kaip atrodo tavo tarnystė. Taip, tai aš dirbu Lietuvos krikščionių studentų bendrijoje, tai čia iššifruoju LKSB, galbūt klausytojams ne visiems aiškus trumpinys. Taip. Mes mėgstam pajokauti, kad galbūt tai Lietuvos kalėdų senelių bendrija arba Lietuvos krikščionių Sigitų bendrija, nes vienu metu buvo kelios Sigitos. Tai taip išpuolė, kad esu vadovė šios organizacijos ir mūsų misija yra burti tikinčius studentus, kad jie dalintųsi Evangeliją su kitais studentais. Tai mes kaip darbuotojai esam tie pagalbininkai, drąsintojai, mokytojai patiems studentam, ir krikščionis tikinčius studentus mes vadinam misionieriais universitete, kad jie ten, kur praleidžia daugiausiai laiko studijuodami, jeigu jie studijuoja ir mokosi, bendrauja su savo grupiokais, tai tikrai praleidžia nemažai laiko šito institucijoje, taigi kaip misijų laukas yra akademinis pasaulis, universitetai, kolegijos. Tai aš kaip buvau studentė, buvau prisijungus kaip studentė prie veiklos, vėliau kaip darbuotoja ir dar vėliau kaip vadovė. Tai toks mano karjeros kelias, ir kaip vadovė dabar turiu administracinių atsakomybių, esu atsakinga už komandą, už tikslų brėžimą ir kad organizacija veiktų taip, kaip turi veikti. Ir kiek metų jau tarnauji šioje organizacijoje? Kaip tik šį rytą pagalvojau, kad su tam tikrom pertraukom aš organizacijoje jau esu 20 metų. Organizacijoje ir bus 30 metis, tai aš 2/3 jau. Tai aš skaičiuoju tą laiką, kai prisijungiau, kai studentė buvau. Tai buvau studentė, aktyvi narė ir kaip darbuotoja nuo 11 metų. Iš tiesų labai įdomu būtų sužinoti, aišku, ir daugiau apie visą šitą tarnystę, bet šiaip mūsų šiandienos tema yra ne apie tai, nors, aišku, galėtų išsirutulioti ir apie tarnavimą studentam, tai iš tiesų gal ateityje teks įrašyti tokią laidą. Taip. O šiandien mūsų tema yra apie santykius. Iš tiesų, ir su tavim man teko kiek daugiau pabendrauti Budapešte, kai mes buvome išvykusios į kelionę į Lausanne Movement susitikimą, ir kažkaip taip išsirutuliojo kalbėti apie kaip tu susipažinai su savo dabartiniu vyru, ir mane labai patraukė tai, kad sudomino, kad iš tiesų tu tokį nelabai gal įprastą merginom turėjai požiūrį, nes daugelis iš tiesų labai romantizuoja santuoką, labai galbūt išgyvena, tai kad yra vienišos ir panašiai. Ir kai tu pasakei, kaip tau buvo iš tiesų ir kokius tu jausmus išgyvenai, tai buvo šiek tiek priešingai, nes kaip tik tu labai atsargiai žiūrėjai, tu labai saugai savo širdį, tu labai apsvarstėjai visus santuokos pliusus ir minusus ir labai džiaugiaisi netgi viengungystę. Tai dėl to bus įdomu pakalbėti, kaip tu ėjai per visus tos etapus, žingsnius, ir kaip visgi, nusprendei netgi susituokti, nes galbūt buvo ir tokių minčių, gal ir nereikia čia tos santuokos, labai gerai ir vienam gyvent. Tai dar mes turime šiek tiek laiko prieš išsiskiriant muzikiniai pauzai, tai gal ir norėtųsi pakalbėti, kodėl tu nebuvai tokia gal standartinė mergina, jeigu taip galima pasakyti. Visgi sukaisi jaunimo tarpe, tikrai
santykių tema visą laiką aktuali yra, visi ieško antros pusės ir pergyvena. Ir tu visgi nebuvai tokia, sakei, visos čia šneko, tu tokia, nežinau, man gal ir nereikia čia. Tai kodėl tai buvo ir kokius tu matei tuos, nežinau, viengungystės pliusus tikriausiai, nes tu labai tvirtai stovėjai tame. Taip, sunku gal pasakyti, kodėl čia turėtume eiti į gilę psichoanalizę, kokią istoriją ir taip toliau. Iš tikrųjų, kadangi aš patikėjau Kristumi būdama paauglė, tai ir tą jaunystės, ankstyvos jaunystės ir vėlesnės jaunystės laikotarpį aš daug mąsčiau apie santykius ir santuoką būtent iš krikščionybės pusės ir nemažai skaičiau įvairių knygų ir man labai buvo stipru suvokti, kad tiek santuoka, tiek viengungystė, kaip Paulius sako savo laiškuose bendruomenėms, kad tai yra dovanos. Aš dažnai girdėdavau, kad galbūt santuoka yra tas pagrindinis tikslas, į ką turime eiti ir girdėti, kad viengungystė yra tokia pati dovana ir būti pasitenkinusiu tuo, ką tu šiuo laiku turi. Panašu, kad Pauliaus pagrindinė mintis ir buvo rašant, kad pasitenkinti tuo, kuo tu dabar esi, kur esi, ką darai. Kadangi buvau gana veikli ir užimta, džiaugiausi savo veiklom, tarnystėm, bendruomenę, bendrystę, tai aš iš tiesų ir stengiausi pasitenkinti tuo, kad aš šiuo metu esu viengungė ir labai smarkiai tų santykių neieškojau, nes ir nemaniau, kad tai turėtų būti mano pozicija, kažkaip aktyviai ieškoti. Tai gyvenimas taip dėliojosi, kad tiesą pasakius, kad tų ir kandidatų labai daug nebuvo, kad kažkaip čia dažnai mąstyti apie tai ar svarstyti. Ačiū tau labai, tikrai bus įdomu išgirsti, kaip tada tu pradėjai galvoti ir apie santuoką ir pamatėjai joje pliusus, nes tikrai pati galiu pasakyti, kad kai gilinės ir atrodo matai ir viengungystės pliusus, tai galvoti, kam čia ta santuoka tada, ar ne? Tai bus įdomu išgirsti tavo visą kelionę, tavo pažintį su dabartiniu vyru, tavo supratimus, kaipgi tu supratai, kad tu visgi, tai yra tas žmogus, su kuriuo nori praleisti savo gyvenimą, tad visą taip dar daugiau mes išgirsime po trumpos muzikinės pauzės. Radio stotis XFM. Tikėjimo dilemos, problemos ir aktualijos. Jaunimo kodas. Sveiki, šiandien laidoje mes kalbiname Sigitą Makčinskienę, Lietuvos krikščionių studentų bendrijos vadovę, oficialiai generalinė sekretorė. Ir su Sigita mes šiandien kalbamės ne tiek apie jos tarnystę studentų bendrijoje, bet apie santuoką ir santykius. Ir Sigitą kalbinu dėl to, kad manau tikrai turi tokių labai išmintingų patarimų tiek merginom, tiek vaikinam ir būtent tokį požiūrį, kad neidealizavai santuokos. Ir iš tiesų, kaip pati sakei, ilgą laiką buvai viengungė ir tu matei tame pliusus, kas iš tiesų gal nėra taip dažnai skatinama, nes visi labiau pabrėžia būtent santuokos pliusus ir kad reikia anksti tuoktis ir žodžiu, kad reikia kurti šeimą ir kad tai yra Dievo planas. Bet kalbėti apie tai, kad tu ir viengungis ar ne, gali būti labai našus ir tikrai tarnauti Dievui ir tai nėra ne ką blogiau, iš tiesų ne taip dažnai kalbame. Tai ką tu supratai besigilindama į tas visas ir knygas, ir medžiagą, ir ar nebuvo tokio visgi viduj pasipriešinimo ir tos kovos, nes iš dalies tu matai, žinoma, ir supranti, bet visgi širdis, ar ne, sukurta, kad dalintis, kad būti su kitu žmogumi, kaip tu tą kovą išgyvenai, jeigu jinai buvo. Taip, tai žinoma, tų apmąstymų buvo įvairių ir tokiais epizodais, gal sakyčiau, bangom, kai galvoju, nes kaip ir visi, taip ir aš galvojau, aš noriu būti mylima ir noriu mylėti. Ir meilė tarp vyro ir moters yra kitokia meilė. Ir
išgyventi, patirti tą meilės rūšį, tą bendrystės artimumo aspektą, tai be abejo norėjosi. Tai aš galvodama apie santuoką turėjau, aš gal daugiau, ką ir minėjai, aš daugiau turėjau ne romantizavimo, bet baimių dėl santuokos. Ir kai kurios baimės buvo tokios, sakyčiau, legitimios, svarios ir rimtos, o kai kurios ne visai taip. Tai pasakysiu, ką turiu minty. Viena iš santuokos baimių man buvo mąstyti, vėlgi, kaip tikintis žmogus, suprantu, Biblijos mokymas apie santuoką yra vienas vyras ir viena moteris iki gyvenimo galo. Taigi mes padarom sprendimą, ne tik, kad ilgalaikį 10-20 metų, bet iš esmės tiek, kiek turėsim šio žemėje. Tai reiškia, kad aš turiu dabar padaryti sprendimą apie save ir tą žmogų, kad mes kursim gyvenimą nepaisant, kas mūsų laukia. O ateities mes nežinom. Galim nuspėti dalykus, bet šiaip mes nežinom. Ir tai yra labai nesaugus jausmas. Todėl priimti sprendimą mąstant, kad čia iki gyvenimo galo, man atrodė labai didelis ir svarbus. Šitą priežastį aš įvardinčiau kaip svarę legitimę mąstyti apie santuoką. Tai nereiškia, kad sprendimas turi būti priimtas nesituokti, bet žiūrėti į santuoką kaip į tokį ilgalaikį viso gyvenimo projektą. Tai čia vienas aspektas. Kitas aspektas, ką aš užčiuopiu, aš galvoju, aš turiu patikėti savo gyvenimą žmogui, kurio aš šiaip nepažįstu. Iš tikrųjų, koks jis dabar yra, aš pilnai nepažįstu, kaip aš galiu, neturėdama visų duomenų, man trūksta duomenų, kad padaryti tinkamą išvadą. Bet kartu tas žmogus keisis per gyvenimą, vėlgi mąstant apie tą ilgalaikę perspektyvą, bet keisiuosi ir aš, ir iš šitos pozicijos vėlgi aš turiu priimti sprendimą. Man čia padėjo mąstyti apie tai, kad taip, tiek aš keisiuosi, tiek kitas žmogus taip pat galimai keisis, bet yra tam tikri ženklai, simptomai, būdai, į kam labai svarbu atkreipti dėmesį, apmąstyti renkantis partnerį tam visam gyvenimui. Ir čia, sakyčiau, kaip krikščionis mes turim savų ženklų, bet čia bendrai ir kitų pasaulėžiūrų žmonėm yra tam tikri bendri principai, nes šiaip visi turi tos ilgalaikės meilės troškimą ir norą, ir kaip vienas autorius yra parašęs, kad visi, kai mes mąstom, žmonės, kurie eina prie santuokos įžadų, nesako įžadų, kad, būsiu ištikimas tau metus, 2-5. Visi turi tą lūkestį ilgalaikės. Terminuotą sutartis. Taip, kažkokią terminuotą sutartį ar tam tikros sąlygos, jeigu bus. Visi turim ilgalaikės šitą. Tai čia labai svarbu tam tikri dalykai įsivardinti, kas svarbu ateičiai, nepaisant kažkokių aplinkybių, kurios susiklostys. Bet kita, pavyzdžiui, tokia, ne visai rimta priežastis bijoti santuokos man buvo, kur vėliau aš supratau, kad čia ne visai rimta priežastis, tarkim, kad aš turėsiu, kažkaip pasikeisti, prisitaikyti, pasikeisti ir čia ir paklusti. Tokia popadu. Taip, ir aš suvokiau, kad tai yra mano žmogiškumo ir mano netgi tos prigimtinio savanaudiškumo priežastis, kad noras turėti savo laisvę ir savo sprendimus. Aš ilgą suaugusio gyvenimo dalį gyvenau priimdama savo sprendimus savaip. Kada noriu, tada ilsiuosi,
kada noriu, ten keliauju ar kažką darau, žodžiu, priimu sprendimus ir dabar su kažkuo man reikės tartis, derintis, kodėl aš čia turėčiau, man patinka ta laisvė ir aš noriu savarankiškai, bet čia tokia, aš pagavau save mąstant labai savanaudiškai ir vienpusiškai. Ar tarkim, intimumo aspektas, aš galvoju, o kas jeigu man nepatiks mylėtis su savo vyru? Aš kaip krikščionė buvau priėmusi sprendimą neturėti intimumo iki santuokos, reiškia to kažkaip pasižiūrėti, pasimėginti, tai nebuvo opcija, nebuvo variantas. Ir žinau, o kas jeigu ten kažkaip nesigaus, nepatiks. Tai tokių aš įvairiausių baimių galvoj turėjau iki santuokos. Taip, ir iš tiesų jos tokios visai svarios, kad tai nėra, ar ne, tiesiog aš, nežinau, bijau kažkokių nerealių dalykų, bet tai tiesiog tikrai dar nežinomybė, kad tu negali ypač analitinio tokio mąstymo žmonėm ir kai tu iš tiesų nori viską pasverti, tai tu toks kažkiek rizikuoji ir ta rizika labai baisi yra, nes tikrai nežinai, kaip gausis ir tada įsijungia tas pasitikėjimas Dievu. Tai po muzikinės pauzės bus ir įdomu dar daugiau aptarti, kokius tada pamatai pliusus santuokoje, nes tikrai tų minusų, tų nežinomybių yra labai daug ir manau daugelis, kurie taip dar giliau apmąsto, tai gal kažkiek ir atitraukia nuo santuokos, ar ne, kai per daug mastai, tada užsimastai ir galvoji, čia gal ir neapsimoka. Bet visgi, kaip tu pati sakai, kad ne, santuoka yra labai, visai kitaip ją pamatei ir kad daug tų baimių buvo net ir nepagristos, tai mes ir aptarsim kiek daugiau visą tai po muzikinės pauzės. Tikėjimo dilemos, problemos ir aktualijos. Jaunimo kodas. Tęsime pokalbį ir šiandien mes kalbame apie santykius ir santuoką ir nagrinėjame gal tokias santuokos baimės ir kaip su jomis susitvarkyti. Ir šią temą kalbame su Sigita Makčinskienė, tai būtent Sigita ir liudija savo gyvenimu, nes pati per tai perėjo. Ir tikrai, iš tiesų svarstant apie santuoką, jeigu tu taip labai rimtai tai žiūri, tai susiduriu su su tom mintimis, kad galbūt galbūt ir neverta čia tuoktis, nes labai atrodo daug tų nežinomųjų, daug klaustukų. Ir pavyzdžiui, net ir tikrai šventasis raštas kalba apie santuoką iš tos ir neigiamos kažkiek pusės, ar ne, Paulius rašo, kad susituokę turės daugiau kūno vargų. Kai kurie šios žodžius priema labai tiesiogiai ir sako, tikrai aš noriu tarnauti Dievui, nenoriu čia rūpintis tais kūno vargais, noriu patikti Dievui, o ne savo vyrui ar žmonai. Ir tai toks būna irgi pretekstas pasišvęsti Dievui, pasišvęsti tarnystę, nekurti šeimos. Tai tu pati sakai, kad turėjai tokių minčių ir svarstymų. Tai kaip tada, kadangi žinome, kad tu susituokusi, tai kaip tos baimės galbūt jos išnyko, ar kaip tu jas, nežinau, kaip jos atsiskleidė kitaip santuokoje, nes tikrai tu, kiek sakai, kad daug tų dalykų buvo nepagristų ir kažkiek tos baimės jos buvo labiau ne tokios realios, kai tu jau susituokei, tai gal galėtum kiek daugiau papasakot. Taip, iš tiesų, dar ir matant kitų šeimų, kitų santuokų pavyzdį, be abejo, mačiau ir labai gražių pavyzdžių, bet mačiau ir netokių gražių ir dėja tarp mano susituokusių draugų ir krikščionių šeimų buvo tų istorijų, kur mačiau didžiulius iššūkius ir galiausiai šeimos ėjo link skyrybų ir išsiskyrė. Ir tuomet galvoju, taip, čia krikščionys, ar ne, išsiskyrė? Taip, šiaip statistika sako, kad skyrybų skaičius tiek bažnyčių, tiek už bažnyčios ribų yra labai panašus. Kas antra. Tai mes kažkada draugų būry kalbėjomis, sakom, šiaip pagal statistiką, kas antras iš mūsų čia išsiskirs. Kai taip pagalvoju, yra labai tokia šokiruojanti ir baimę kelianti mintis.
Tai čia tų apie pavyzdžius kalbant. Kaip aš su baimėm dorojusi, tai kadangi visgi priėmiau tą sprendimą, kad einam santokos keliu, tai man labai padėjo, pareklamuosiu vieną knygą, nes gali būti, kad ją mintis iš jos paminėsiu kelis kartus, tai Timothy Keller Santokos prasmė. Yra perleista antras tiražas knygos, tai kas nesat skaitę, masot apie santoką, ar jau esat susituokę, tikrai rekomenduoju paskaityti, nes autorius, pats pastorius rašo, atkreipia pirmiausiai dėmesį, kad mes dažnai galvodami apie santoką turim įvairiausių mitų. Biblija kalba apie santokas kartu ir paslaptingai, bet kartu įvardinant, kad tai yra atspindys. Ir kad tas didesnis tikslas yra ne dviejų žmonių pasitenkinimas ir kažkaip gerovė tų dviejų žmonių, kas gera santoka duoda daug to, bet tai yra, jeigu tai yra dviejų tikinčių žmonių, tai yra Kristaus ir bažnyčios atspindys. Ir du žmonės susituokę, jie tarsi sukuria tą sinergiją, kur galima perduoti, atskleisti, nuveikti kažką daugiau. Tai skaitydama aš tą knygą, galvoju, tokios santokos aš noriu. Jeigu mes su Tadu kartu galim nuveikti kažką daugiau ir atspindėti Kristų ir bažnyčią, kaip daugiau negu būdami atskirai, tokios santokos aš noriu. Aš matau tame prasmę ir tikslą ir grožį. Tai man tas didesnės prasmės paveikslo pamatymas padėjo. Ir kartu, kad taip, tai yra tam tikras rizikos prisiėmimas, kaip ir viskas gyvenime, nes mes apie įvairias rytis mes nežinom, kas laukia už aišku, net ir jeigu vienas bus, irgi nežinai, kas tavęs laukia. Taip pat nežinai, bet yra tam tikri signalai, simptomai, bruožai, tos raudonos vėliavėlės, kaip pavojaus signalai, į ką svarbu atkreipti renkantis partnerį. Tai mano atveju, aš kai atlikau šitą analizę, aš suvokiau, kad šiaip Tadas yra labai geras kandidatas man į vyrus. Ir vienas iš tų tokių ženklų buvo, kad mano šeimos ir draugų taip pat stiprus palaikymas. Man atrodo, tai yra svarbus dalykas. Mes dažnai apie santykius mastom kaip dviejų žmonių reikalą. Tai intimumo prasme tai taip, tai yra dviejų žmonių reikalas. Bet mes nesam kažkaip visiškai atskirti nuo bendruomenės, nuo šeimos ir mes turim įsiklausyti, jei turim gerų draugų ratą, šeimos narius, jei esam bendruomenės dalis, tai vyresniųjų ir kitų bažnyčiokų požiūrį ir palaikymą ir ką jie mano. Tai čia gal toks duoda tam tikrą saugumą ir pasiruošimas, kad kitas aspektas pasiruošti augti ir realybės suvokimas, kad aš keisiuosi, kad jisai keisis, mes kartu turėsim tos pokyčius įvertinti ir keliauti per tai. Tai čia toks tikėjimo žingsnis, ką aš savo atveju labai stipriai suvokiau, kadangi aš daug mąsčiau apie tai mano galvoj racionalumo to buvo. Jausminė prasme, kas mane nuvestų kažkaip link ten, aš kartu ir bijojau ten tų drugelių visokių, nes man atrodė įsimylėję žmonės pakvaišę kažkokie žmonės, aš nenoriu būti ta pakvaišus. Tai dėl to aš labai kažkaip saugojau ir neleidau tiem jausmam įsivažiuoti, kas būtų padėję galbūt ir greičiau priimti tam tikrus sprendimus, nes ne veltui Dievas ir duoda mums tą meilės, to jausmų,
tuos išgyvenimus, kad mes priimtumėm sprendimą ir sukurtumėm šeimą. Tai tokia kelionė. Jo, labai įdomu, kad tu labai taip saugai savo širdį ir kad, kaip pasakėjai, kaip liudėjai, kad tu įsimylėjai savo vyrą jau susituokus, bet ir labai gražu, nes tada esi saugi, nes jau, ar ne, nebėra tos rizikos, kad tave paliks, ar kad jūs išsiskirsit. Tai irgi labai gražu, bet po trumpos muzikinės pauzės aptarsim tą momentą, ir tą galbūt procesą, kaip tu ir aiškinaisi, ar čia tikrai Dievo valia, nes iš tiesų būna tokių ir įsivaizdavimų, ar ne, kaip tą Dievo valią suprasti dėl antros pusės, ar tai turi būti kažkoks antgamtinis čia, nežinau, sapnai ir panašiai, ar čia kaip tu, ar ne, per tą racionalią pusę jai. Tai labai bus įdomu išgirsti ir dabar pasiklausykim muzikos, o po to vėl pratęsim pokalbį. XFM. Radijas gyvenimui. Tikėjimo dilemos, problemos ir aktualijos. Jaunimo kodas. Taigi santykiai ir santuoka, šią temą šiandien nagrinėjame su Sigita. Tai Sigita, dabar noriu išsiaiškinti, kaipgi tu supratai, kad Tadas būtent yra tas, nes buvo skirtingos taktikos tavo gyvenime. Viena taktika klausti Dievo valios, melstis ir tada kažkokį atsakymą gauti. Nepasiteisino, paskui naudoji kitą, tai gal galėtum plačiau. Taip. Gal pasakyčiau, kad abi taktikos veikia paraleliai, bet draugystės pradžioj aš norėjau išgirsti labai aišku Dievo pasakymą, kad Tadas yra tas jau išrinktasis ir vienintelis ir kad čia yra tas žmogus. Ir čia buvo draugystės pradžioj ar net, kaip tokio, čia netgi buvo sprendimas, ar mums čia pradėti draugauti. Čia dar ta stadija buvo. Ir tu turi pradėti draugauti tik su tuo, kuris yra tasai vienintelis. Taip, aš tuo laiku turėjau tokį įsivaizdavimą, kur dabar galvoju kiek kitaip. Nes šitas, aš po kurio laiko suvokiau, kad šita mano baimė padaryti klaidą vedė į tokį labai siaurą suvokimą, kad ir draugystės pradžia galima sulyginti kaip vos ne jau ir santuokos pradžia, kad jeigu aš sutinku draugauti, tai aš jau sutinku ir tuoktis. Ir tokią naštą užsikrauni labai. Ir tai buvo didelė našta. Ir aš tik vėliau kažkaip suvokiau, kad pasąmoningai taip mąsčiau. Ir vėliau aš jau drąsinau ir draugės, sakant, kad draugystė nėra santuoka. Draugystės laikotarpis yra tam, tu pasižiūrėtum, praleistum daugiau laiko. Įvairiuose kontekstuose, pamatytum, kaip tas žmogus elgiasi, ką veikia, kaip daro, kaip bendrauja, pasikalbėtumėt įvairiausiomis temomis, nes per tas laikotarpis ir turi būti išmėginimo toks laikotarpis ir yra normalu ir viskas gerai, jeigu draugystė nutrūksta. Po kurio laiko pamatot vienas ar kažkuris poroje ar abu, kad mums nepakeliui, mums galbūt bus sunku, gal mes neatrandam bendrų tų svarbių taškų. Todėl draugystė yra ne baimę keliantis, tam tikra baimę keliantis dalykas, bet tai yra normalus ir draugystės tikslas toks ir yra. Ir jeigu ji nutrūksta, viskas normalu. Mano tuo laiku požiūris buvo, kad jeigu jau pradedi draugaut, tai beveik jau gali matuotis vestuvinę suknelę ir jau su eistų pastorium kalbėtis, išsirink datą. Tai aš šitoj vietoj labai išsigandau ir galvoju, ne, tai tada Dieve, pasakyk man labai aiškiai, ten kažkaip labai aiškiai balsu man prakalbėk ir aš tokio aiškaus balso neišgirdau. Ir galvoju... Tai čia ne Dievo valia tada? Tada ne Dievo valia. Dievas man nepasakė taip, reiškia, aš sakau Tadui ne. Ir aš pasakiau Tadui ne.
Ir kas tada? Nes visgi galiausiai pasakai taip. Taip, galiausiai pasakiau taip ir užtruko mūsų kelionė. Ir 10 metų, ar ne? Ar mažiau? Panašiai mūsų, nes mes esam pažįstami nuo pažinties pradžios iki santuokos 15 metų buvo, bet visas tas laikotarpis jis toks nebuvo vien apie draugystę, nes pradžioj, apie tą romantinę draugystę, nes pradžioj mes tiesiog buvom draugai, buvom tam pačiam draugų rate ir jaunimo tarnavimo lyderių komandoj, tai daug tarnavom kartu ir susidraugavom ir man tikrai šiaip gera buvo būti kartu. Kai jau tas romantinis žvilgsnis atsirado Tado akise, aš išsigandau ir tada jis kvietė tai draugystei ir aš tokia visa pasimetus, pasakiau ne ir kurį laiką buvo šiaip sunku mums likti draugais, nes aš mačiau, kad jo akise tas romantinis žvilgsnis tie kryžiukai yra, o aš negaliu kažkaip atsakyti tuo pačiu, bet Tadas turėjo kitokį žvilgsnį ir kitokį matymą ir tą kantrybę ir laukimą ir įsitikinimą dėl manęs, tai po kurio laiko jis vėl mane pakvietė draugystei. Ir tuo laiku aš taip pat meldžiausi ir aš kartu suvokiau, kad suprasti Dievo valią yra įvairūs būdai ir Dievas prakalba mums įvairiai. Jis kartu mums duoda protą ir mąstymą, kad mes racionaliai apmąstytumėm dalykus ir rašte jis duoda tam tikras nuorodas, taisyklės, paliepimus, kurių rėmuose mes ir galim priimti sprendimą. Tai tokia įvairia pusė ta kelionė buvo ir buvo momentas, kur aš Tado paklausiau, sakau, Tadai, klausyk, kaip čia taip yra? Tavo ta kantrybė, tai ar ji kyla iš to, ar iš tavo kvailumo, ar iš tavo tvirto įsitikinimo, kad aš esu tau tinkamas žmogus? Aš galvoju, nesąmonė su ta tokia ilga kelionė ir mano atstumimais visgi siekti mano širdies. Ir Tadas pasakė, aš manau, kad tu esi man tinkamas žmogus pagal Dievo valią. Žalvoju, wow, jisai turi tą įsitikinimą. Tai aš galvoju, tai gal ir man tada reikia rimčiau mąstyti ir žiūrėti. Iš tiesų labai tvirtas įsitikinimas, nes reikia daug stiprybės, nes atrodo, taip, jeigu ir mąstytum racionaliai, gerai, atstumė, tai nelauksiu aš čia dabar, nežinau, kažkiek metų eisiu, kviesiu į pasimatymą kitas merginas. Taip, bet jis apsisprendė laukti. Bet iš tiesų nekartą esu girdėjęs tokių istorijų, ir būtent vaikinai, jeigu jie taip tvirtai siekia, tai ir pasiekia galiausiai mergino širdies. Iš tiesų, labai geras savo pastebėjimas, kad yra ta Dievo valia ne tik iš dangaus nusileidžiantis ar ne kažkoks apreiškimas, bet ir tavo mąstymas ir analizavimas, ar ne. Tai tu, kaip supratau, galiausiai suderinai tas abi sritis. Ta prasme, kad tu ir meldėjai ir klausai Dievo valios, bet ir kartu žiūrėjai, ar ne, ar tas žmogus neturi kažkokių toksinių savybių, koks yra tarnystė, koks yra gyvenime, ar ne? Taip, tai kaip krikščionys, aš sakyčiau, taip, mes turim melstis ir prašyti Dievo atsakymo, Dievo balso, kartu priimti, kad jis jau davė mums tam tikrus rėmus ir nuorodas ir apie santuoką yra labai jie aiškus. Jau kalbėjom laidos pradžioje apie biblinę santuokos prasmę. Ir tuos rėmus, kad vienas vyras, viena moteris iki gyvenimo galo, kad pasaulėžiūros turi sutapti ir požiūris į Kristų turi sutapti, pomėgiai, vertybiniai dalykai, ateities matymas, ar ne, kaip šeima gyvens, ko sieks, kaip su vaikais bus,
koks konfliktų sprendimas, ar ne? Tai čia yra dalykai, kuriuos tam tikros nuorodos iš rašto, tada kalbantis su tuo žmogum, ar čia atitinka, tada tos įvairiuose kontekstuose žmogaus pamatymas ir aplinkinių nuomonė ir požiūris taip pat. Tai nėra pagrindinis balsas, bet tai yra vienas iš svarbių balsų mums taip pat įsiklausyti. Ir mūsų atveju, tai mūsų draugai seniausiai laukia mūsų susižadėtuvių ir mūsų šeimos taip pat. Mano mama Tada pirmą kartą su juo susipažino dar prieš mums pradedant draugaut ir jau sakė, oi, koks puikusis Tadas yra ir kodėl tu čia tokia su juo ten nedraugauji, kai aš dar mamai papasakojau, kad Tadas čia linko link manęs ir aš sakiau, ne, tai ji net supyko ant manęs, kad kaip tu čia taip nemastai ir Tado šeima taip pat buvo palaikanti, tai mūsų aplinkoje tas buvo teigiamas balsas. Ir aš kaip minėjau, aš nemažai skaičiau įvairių knygų, tų patarimų ir žiūrėjau, žiūriu, tas atitinka, tų, pavyzdžiui, įspėjimų, į ką atkreipti dėmesį, ar ne, ir tas ne, viskas. Atrodo viskas okei, visos varnelės vietoj sudėtos. Taip, ačiū tau labai iš pasidalinimą, tikrai manau, ką galima išgirsti iš tavęs, tai tokį tikrai pasiruošimą, atsakingumą ir kad tai nėra toks ar ne vien tik tais jausmai, tai manau, visi, kurie mąsto apie santykius ir santuoką, tai galėtų irgi to pasimokyti, tiesiog apmąstyti, skaityti, gilintis ir jeigu jau iš tiesų tai ne tas žmogus, tai Dievas turbūt ir per aplinkybės irgi parodys, jeigu tu meldiesi ar ne, tai sudarys irgi kažkokios situacijos, kur tu ir pamatysi kažkokį neatitikimą, ar ne, jeigu neuždengi akių, neužmerki ir nevaikštai su rožiniais akiniais, kad čia viskas tobula arba kad kažkokiu būdu susitvarkys, dabar čia nereikia nieko spręsti. Taip. Tai ačiū tau labai, mes dar padarysim vieną muzikinę pauzę ir po jos sugrįšime į paskutinę laidos dalį. XFM. Radijas gyvenimui. Tikėjimo dilemos, problemos ir aktualijos. Jaunimo kodas. Sveiki, šiandien su jumis esu aš Gabrielė Krulytė ir laidoje kalbinu Sigitą Makčinskienę. Ačiū tau, Sigita, už tavo pasidalinimą ir tavo istoriją, kaip tu ėjai link santuokos ir grūmeisi su visomis baimėmis ir pasiryžai susituokti ir labai tikrai įdomus kelias, įdomi kelionė, kaip Dievas vedė tave ir Tadą, tikrai atrodo iš šalies taip ilgai užtruko, bet visgi kokie gražūs vaisiai yra ir kas skirta Dievo, to ir netimsi. Man čia tokia išvada peršasi, kaip ilgai tavęs Tadas laukia ir buvo pasiryžęs ir sulaukė. Tai Sigita, sakei laidos pradžioje, kad iš tiesų, turėjai tų visokių baimių dėl santuokos ir tikrai kaip pasižiūri, taip racionaliai, yra tų pliusų viengungystės ir vis tiek, ir nereikia prie nieko taikytis, gali daryti, vis tiek, ką tu nori galbūt, ar ne, nereikia su nieko tartis ir tiesiog toks, nepriklausomumas yra, ar ne, ir tu gali daugiau skirti laiko tom veiklom, kurias tu mėgsti ir susitikti su draugais, gal vystyti kažkokį savo pomėgį, karjerą, tarnystę. Tai, žiūrinti visą tą, kai tu matai pliusus, tai kodėl tada verta tuoktis, nes atrodo gal neverta? Taip, tai tuoktis verta. Verta tuoktis tekėti, tuoktis su tinkamu žmogum. Tuomet verta. Ir verta laukti tada. Ir verta laukti. Ir pasiaukojimas, ištikimybė, atsidavimas yra tos savybės, kurios Dievui patinka, nes pats Dievas toks yra. Ir santuokos grožis, tas saugumas ir grožis stiprybė yra iš ištikimybės. Ir įdomu, kad Dievas kalbėdamas
apie savo santykius su žmonėmis Senajame testamente, su sava tauta, jis duoda santuokos analogiją, kad jam skauda taip pačiai, kaip neištikimybę patyrusiam vyrui, kurio žmona išeina sanguliauti su kitais vyrais. Pats Dievas kalba apie tokį santykį ir ištikimybė, saugumas, tas palaikymas vienas kito yra be galo stiprus santuokoj tarp vyro ir moters. Ir meilės savoka man pasikeitė. Ne pati gal savoka, bet jos gilumas. Nes meilių yra įvairių rūšių ir meilė tarp draugų, ne? Meilė su šeimos nariais. Bet vyro ir moters meilė yra dar kitas aspektas ir tas giluminis, kur po santuokos aš galvojau, aš negalvojau, kad meilė gali būti tokia gili, tai kaip dar gilesnė yra Dievo meilė mums, nes jis yra meilės kūrėjas. Ir tai, ką mes patiriam su Tadu, yra tik atspindys to, koks Dievas kaip meilė yra. Ir man čia buvo smegenis sprogdinantis dalykas ir suvokimas, kokia gili ir didelė ir kiek dar aš nežinojau apie meilę. Tai taip, tuoktis su tinkamu žmogum tikrai verta. Ir įdomu, čia ne tik tas emocinis išgyvenimas, įdomu, kad yra daromi tyrimai, sociologiniai tyrimai, tiek laimės indekso ar laimės patyrimo, žmonių sveikatingumo, ir tyrimai rodo, kad tie, kurie yra ilgalaikiuose santykiuose, jų laimės suvokimas apie laimę, ar jie jaučiasi laimingi. Laimės indeksas yra, kiek aš jaučiuosi laimingas. Jų visada būna aukštesni. Žmonės būna sveikesni, jaučiasi laimingesni. Kai kurie tyrimai rodo, kad net jie pasiekia karjeros prasme, mokslo prasme daugiau nei viengungiai. Tai atrodo priešingai, ar ne? Nes mes tarsi lauktumėm dėl to laisvės laiko ir tų aspektų. Bet tyrimai rodo ką kitą. Ir čia yra būtent iš to artimumo, nes mes esam arti vienas kito ir Tadui iškilo pūslelinė čia prieš porą dienų. Na tai ką, tai aš iš karto jam vitaminą C, tepaliuką ir jau gydau. Aš ten silpniau jaučiuosi, jau Tadas, gal čia kokį tyrimą reikia pasidaryti, gal čia tau arbatos ar kažką. Tai yra tokie praktiniai dalykai, kur mes būdami šalia vienas kito mes pastebim ir paraginam, paskatinam vienas kitą, tai taip pačiai ten paraginti vienas kitą sportuot, ar sveikai maitintis, ar kažkaip tai suveikia ir tie dalykai, tas artimumas. Taip, labai labai gerus dalykus paminėjai ir tada pabaigai apie tą atsirinkimą, nes ar ne, kaip tu sakei, kad tai yra žmogus, su kuriuo tu eini, su kuriuo tu pasitiki, kuris kartu nori spręsti tuos konfliktus, kuris kartu nori ieškoti Dievo, bet kaip įveikti tą baimę, kai tu, nežinai, o tai gal tas žmogus nenorės, gal jisai nenorės keistis, gal tu norėsi keisti, o tas žmogus nenorės, nes būtent tai yra ta rizika, kur tu, atrodo, tu tikiesi to, nes tai ir yra, kas yra santuoka, apie jūsų abiejų keitimąsi, bet jeigu tu nežinai, o gal tas žmogus nenorės. Reiktų tuomet klausti, ar jis nori dabar keistis. Nes tai, kas bus ateitim, mes negalim atsakyti. Mes galim svarstyti, čia filosofuoti, bet mes tiesiog negalim. Taip, arba pasilikti tokią baimę ir niekur nejudėti. Ir niekur nejudėti, sustot vietoj. Tai ko gero sprendimas, sveikas sprendimas nebūtų stovėti vietoj, bet pasiaiškinti, kaip šiandien yra.
kaip šiandien yra. Ir pakartosiu, pareklamuosiu tą pačią knygą Santuokos prasmė. Aš visiems mąstantiem apie draugystę ir jau draugaujantiem žmonėm, Gal ir nedraugaujantiem? ir nedraugaujantiem, besiruošiant, mąstant kažkaip, rekomenduoju paskaityti tą knygą. Jeigu jau žmonės yra poroje, tai skaityti ją kartu. Mes beje su Tadu skaitėm kartu šią knygą, nes ten yra tam tikros temos ar paliečiami dalykai, kur šiaip eidamas į pasimatymą, nesugalvotum pasikalbėti. Tai taip pačiai ruošiantis santuokai labai yra gerai formaliai ir neformaliai praeiti santuokos pasiruošimo kursus. Ar galbūt bendruomenė organizuoja, pakalbėti su pastorium, ar vyresniaisiais, formaliai ir neformaliai, kaip tas vyksta, bet tiesiog, nes elementaru, tiesiog draugaujant labai retai iškils tų gilesnių tokių klausimų, aptarti, o kas jeigu taip, o koks tavo požiūris į tai. Ir taip tikrai padeda ir išnaudoti tą draugystės laikotarpį, pasižiūrėti. Tai ar iš tų bruožų, vėlgi, ar žmogus dabar yra linkęs keistis, ar jis yra linkęs pripažinti savo klaidas, ar jei tikintis yra, tai ar jis, kaip jisai žiūri į atgailą procesą, ar jis nori patikti Dievo, ar jis nori augti, kokios jo dvasinės disciplinos yra. Tai jeigu tikintis žmogus, tai ir turėtum ieškoti partnerio tikinčio žmogaus. Jeigu esi krikščionis, tai turėtum ieškoti krikščionio. Jei esi kitos pasaulėžiūros, tai savo pasaulėžiūros, nes skirtingų pasaulėžiūrų sunku gali būti tiesiog santuokoje spręsti tuos vertybinius dalykus. Taip, ačiū tau labai, Sigita, už tokius išsamius patarimus ir iš tiesų manau, kas paklausė laidos, tai tas abi pusės galėjo išgirsti ir priimti savo sprendimą ir ačiū tau už tą atsakingumą, tikrai labai tai transliuoji visų savo gyvenimu ir tiek tarnystėj, tiek ir santykiuose ir manau, esi labai geras pavyzdys to. Tai primenu, kad šiandien mes kalbėjome su Sigita Makčinskienė, beje, jeigu turite klausimų asmeniškai Sigitai, galite įprašyti, susiradę Messengeryje ir galbūt kažkas turės klausimų irgi dėl santuokos ar santykių. Tai kiek žinau, jūs taip pat su vyru vedat ir santuokos kursus, ar ne, savo bažnyčiai? Mes pagal šitą knygą Santuokos prasmė yra padarytas kursas ir su kitais bažnyčiokais esam vedę šitą kursą ir dabar galvojam galbūt pavasarį padaryti grupę kitais metais. Supratau, tai tarnaujat ir visa šeima ir savo santykiais, tai labai gražu. Tad mes jau laidą baigiame, ačiū visiems, kurie klausėtės, kurie buvote kartu. Jeigu turite pastebėjimų ar patarimų dėl laidų ar temų, parašykite jaunimokodas@gmail.com arba tiesiog Messengeriu. O dabar jau atsisveikinu ir tariu iki kitų susitikimų. Iki. Ačiū, kad žiūrėjote. Nepamirškite užsiprenumeruoti mūsų kanalą ir tokiu būdu sekti visas mūsų naujienas. Taip pat pasidalinkite šiuo įrašu su savo draugais bei artimaisiais. Dar kartą ačiū, kad žiūrėjote.